Skaitinys iš laiško Žydams. Broliai. Melchizedekas Salemo karalius, aukščiausiojo Dievo kunigas, sutiko Abraomą, kai jis grįžo sumušęs karalius ir palaimino jį. Abraomas jam atidavė nuo visko dešimtinę. Išvertus jo vardą, jis pirmiausia teisumo karalius, paskui Salemo arba ramybės karalius, be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo sūnų. Jis lieka kunigas per amžius. Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas, panašus į Melchizedeką. Tapęs kunigu nekūniško įstatymo teisę, bet nenunykstamo gyvenimo galybę. Juk liudijama, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Tai Dievo žodis. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Dievas sako mano valdovui: sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Dievas duos tau Siono kalne valdovo lazdą ir tu savo priešus valdysi. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Nuo gimimo šventuose kalnuose viešpatausi, iš pat įsčių, nuo aušros savo jaunystės. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Viešpats yra prisiekęs ir jis nesigaili. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Alleluja, alleluja, alleluja. Jėzus skelbė karalystės evangeliją ir gydė žmonėse visokias ligas. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus vėl atėjo į sinagogą, ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys jį šeštadienį, kad galėtų apkaltinti. Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka stokį į vidurį, o juos klausė, ar šeštadienį leistina gera daryti ar bloga, gelbėti gyvybę ar žudyti. Bet anie tylėjo, tada rūsčiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų užsispyrimo tarė tam žmogui: ištiesk ranką. Šis ištiesė ir ranka atgijo. Išėję fariziejai tuojau ėmė tartis su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti. Girdėjote viešpaties žodį. Išklausėme šiandieną skirtos Evangelijos ištraukos iš Morkos Evangelijos, kurioje kalbama apie Jėzaus padarytą stebuklą ir fariziejų vertinimą arba norą apkaltinti Jėzų, kad jisai daro tai, kas yra draudžiama daryti žydų įstatyme. Iš tikrųjų, mums atrodo galbūt keista, kodėl Jėzus yra kaltinamas tokiu dalyku, taigi jis padaro gerą, išgydo žmogų, kuris nevaldo rankos, ranka yra padžiūvusi. Mes tikrai negalime mediciniškai vertinti, kas ten negalėjo žmogui būti atsitikę, bet turbūt visi gerai suprantame, kad žmogus negalėjo valdyti rankos ir dėl to labai kentėjo ir Jėzus, pamatęs jį, išgydo, nekreipdamas dėmesio visiškai į fariziejus, kurie buvo sinagogoje ir kurie stebėjo, ar Jėzus gydys šabo dieną ar negydys, kad galėtų jį apkaltinti. Jie koncentruojasi labiau ir jiems svarbu yra ne išgydymas, ne stebuklas, bet jiems pats svarbiausias dalykas yra, kad Jėzų jie galėtų apkaltinti, apkaltinę galėtų pasmerkti ir galėtų teisti, atsikratyti juo, nes jie yra labai susirūpinę Jėzaus nuolat augančio autoritetų ir populiarumu tarp žmonių. Jėzus, žinodamas iš tikrųjų visus ketinimus, visiškai nesirūpina, fariziejų ketinimus, visiškai nesirūpina savo reputaciją.
Gydymas tokia praktika buvo draudžiama kaip darbas šabo dieną, bet jeigu žmogui grėsė gyvybė, pavyzdžiui, žmogus serga kažkokia liga, kurią jisai iki rytoj dienos neišgyvens, buvo galima gelbėti gyvybę, buvo taip pat galima patarnauti moteriai, kuri gimdo šabo dieną. Būtų taip pat buvę galima išgelbėti žmogų, jeigu, pavyzdžiui, užgriūtų žmogų sieną, namas užgriūtų. Būtų galima kasti žmogų, pažiūrėti, ar jisai gyvas ir išgelbėti jį iš tų visų nuolaužų. Bet jeigu jisai būtų rastas miręs, tada būtų negalima ištraukti ir laidoti, būtų reikėję laukti kitos dienos, kol praeis šabas. Ir tokių ir visokių ir panašių taisyklių, leidimų ir draudimų buvo begalybės, kurios apibrėždavo visą žmogaus gyvenimą, ką jis gali daryti ir ko gali nedaryti. Bet gydymas buvo draudžiamas jau kaip darbas ir todėl bet koks gydymas, jeigu negrėsė žmogui gyvybei, buvo draudžiamas ir griežtai vertinamas ir kritikuojamas. Fariziejų tikslas būtent ir buvo apkaltinti Jėzų. Jie nesirūpino žmonėmis, kaip ir atrodytų tikrai įstatymas yra labai svarbus ir žmogui, ir jis duotas dėl žmogaus ir dėl Dievo garbės, bet jiems svarbiausia iš tikrųjų šioje situacijoje yra Jėzus. Jėzus jiems yra kaip tas, kuris, sakytume, trukdo gyventi, tas, kurio vertinimas, kurio elgesys jiems kelia didžiausią rūpestį. Ir jie stebi jį, o Jėzus žinodamas, kad jį stebi ir žinodamas jų ketinimus, jisai pasišaukia žmogų, liepia stoti jam į vidurį ir kreipiasi į fariziejus, ar šeštadienį leista gerą daryti ar blogį, gelbėti gyvybę ar žudyti. Aišku, Jėzus labai gerai žino įstatymą. Jisai viską gerai supranta, bet jisai ir supranta tai, kad įstatymas yra duotas dėl žmogaus, bet ne žmogus dėl įstatymų. Ir kai jis taip paklausė, jie visi tyli ir nežinau ką atsakyti, nes jisai klausė iš esmės, kam yra duotas įstatymas, ar įstatymas tam, kad tarnautų žmogui ir kad žmogus tarnautų įstatymui, todėl jie ir negali Jėzui tiksliai atsakyti, suprasdami, kad Jėzus juos pačius kažkaip įspraudė į kampą savo klausimų ir jie neturi atsakymo jo paklaustą klausimą. Ir tada rūšį juos nužvelgęs ir nuliūdęs dėl jų užsispyrimo tarė žmogui ištiesk ranką, šis ištiesė ir ranka atgijo, bet fariziejai vis tiek nedaro išvadų. Labai įdomu, kad jiems yra svarbiau ne įvykęs stebuklas, kurį Jėzus padaro, bet jiems yra svarbiau, kaip apkaltinti Jėzų. Jėzus jiems yra priežastis, kuria reikia, arba problema, kuria reikia atsikratyti, nes Jėzus populiarumas didėja, žmonės jį labiau vis gerbia dėl jo daromų dalykų ir dėl to, kad jisai kalbėjo ne taip, kaip fariziejai kalbėjo su tam tikra gale. Jie išėję su erodininkais tarėsi, kaip Jėzų pražudyti. Ir pats įdomus toksai faktas yra tas, kad fariziejai, kurie nekentė Erodo, kurie nekentė nei jo šalininkų, jie dabar su savo didžiausiais priešais tarėsi, kaip pražudyti Jėzų, nes ir tie yra suinteresuoti, kad Jėzaus nebeliktų, kad Jėzaus nebebūtų, kad Jėzus nebūtų jiems kaip kliuvinys, nebūtų ta problema, su kuria jie nori spręsti, nori susitvarkyti. Iš tikrųjų, daug galima būtų kalbėti, daug galima būtų visokiausių išvadų daryti, bet dar vienas dalykas, kuris labai svarbus atkreipti dėmesį, yra tai, kad mes visi labai dažnai esame pavoję būti kaip fariziejai, vertinti žmogų pagal tai, kaip jisai laikosi įstatymų, kaip jisai laikosi Dievo įsakymų. Na, sakykime, bendrai visų įsakymų ir įstatymų. Ir mūsų kaip tampa kaip kriterijus žmogaus dorybingumui, jo moraliai, jo gėriui ir blogiui vertinti. Jėzus dažnai buvo kaltinamas, kad jis yra muitininkų ir nusidėjėlių draugas, yra bičiulis su tais, kuriuos reikėtų smerkti, nuo kurių reikėtų atsiriboti, su kuriais reikėtų nebendrauti. Jėzus būtent pas tokius ir atėjus labai aiškiai varnu. Aš atėjau nesveikųjų, bet nusidėlių, atėjau ne pasveikus, bet nusidėlius. Nesveikiesiams reikia gydytojo, bet ligoniams. Ir būtent Jėzus, jisai atlieka savo misiją, kreipdamas į žmogų dėmesį ne pagal tai, kaip jis laikosi įstatymų, bet pagal tai, kokiam yra reikalinga pagalba. Jo tikslas yra priimti žmogų ir mylėti, neatsiriboti, neatsitverti, nenusistukti, nenusigręžti.
labai įvertinkime ir savo motyvus, priimdami ir atmesdami žmogų. Dievas mūsų niekada neklaus, kaip mes sugebėjome įvertinti, kaip mes sugebėjome žmogų nuteisti, kaip mes sugebėjome nuo jų atsiriboti, nuo tų visų blogiečių, nuo tų visų negerųjų, kurie nesilaiko Dievo įsakymų. Jisai vertins mus, kaip mes sugebėjome juos mylėti. Nesvarbu, kokią žalą jie mums padarytų, nesvarbu, kokią mes skriaudą iš jų patirtume, niekada nevertinkime patį žmogaus. Kai Pilotas išvedė Jėzų ir paklausė jų, kad kodėl aš jį turiu nuteisti, nes aš nematau jame jokios kaltės, Žydai atsakė, mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti. Pagal įstatymą. Jeigu mes remiamės tik tai įstatymu, tik įsakymais, nežinodami visų aplinkybių, nežinodami iš tikrųjų žmogaus širdies, nepažindami, kas yra iš tikrųjų mums ir neįmanoma, mes visą laiką padarysime didžiausias klaidas. Ir taip žmonės kartais laiko, kad jie turi pilną teisę vertinti, pilną teisę turi nepriimti, atsiriboti, nusivilti žmogumi, nebendrauti, ypatingai kaip ir su kunigais. Mums atrodo, tie kunigai tokie, nuokie ir kitokie. Kaip jie galėjo tai pasielgti, kaip jie galėjo tai padaryti, kodėl čia kažkas tai pražiūrėjo, kažkas tai abejingai pasielgė, kaip tai buvo galima leisti. Nesvarbu, kokią mes patirtume žalą, kokią patirtų bažnyčia žalą. Taip, skaudu, tai mes suprantame, bet Dievas vieno tik tai nori, kad mes mylėtume. Mes elgtumės, kaip elgėsi Kristus, kaip ir Jėzus sakė, būkit tokie tobuli, kaip mano dangiškasis tėvas yra tobulas. Jisai myli visus ir siunčia lietų ant gerų ir ant blogųjų, vienodai visus myli, neskirsto žmonių. Ir mes būsime vertinami iš tikrųjų Dievo pagal tai, kaip sugebėjome mylėti ir priimti. Kaip ir prancūzų patarlė labai gražiai sako, atleisti tai viską suprasti. O mes suprasti, visko negalime realiai, bet tiesiog atleidimas ir yra visko supratimas, kad kaip be pasielgęs būtų žmogus, vien tik tai Dievas gali įvertinti visus jo motyvus. Taip, mes nesame tolerantiški blogio, yra labai blogų dalykų pasaulyje. Ir mes turime kovoti su neteisybė, bet vertindami, suvokime vieną ir svarbu labai dalyką, kad blogiu blogio niekada nenugalėsi. Kad kažkokiamis ypatingomis ekstra priemonėmis. Taip, valstybė turi jas priemonės, turi visas institucijas kovojant su blogiu, bet mūsų krikščionių tikinčių pareiga yra išmokti mylėti visus. Ir ne įvertinti, ne atsijoti pelus nuo grūdų, bet išmokti mylėti. Ir tik tai meilė realiai keičia žmonės. Tegul tie vaisiai atsiras ir tik tai po mūsų mirties, bet vis tiek tie vaisiai bus, kaip ir kai kurie šventieji iš tikrųjų labai daug aukojusiam dėl nusidėlių, labai daug darė ir jie nematė jų atsivertimo, nes jie tiesiog iškeliavo pirmą laiko, bet po jų mirties, už tai, ką jie aukojusi, dėl ko jie stengiasi tie nusidėliai atsiverti. Ir mes saugokimės to fariziejiškumo, kad nepasielgtume kaip jie, vertindami kitą pagal savo supratimą, pagal netgi tokį labai svarbų kriterijų kaip įstatymų laikymasis, jie patį Dievą nukryžiavo, patį Dievą pasmerkė kaip didžiausią nusidėjėlį. Amen. Homiliją sakė kunigas Vaidotas Labašauskas.